Augalų tręšimas svarbus žemės ūkio darbas. Tinkamos trąšos didina derlių ir užtikrina dirvožemio bei aplinkos tausojimą. O kaip palengvinti tręšimo planavimą ir apskaitą? Susipažinkite su TNAP. Žemės ūkio duomenų centro tvarkomų trąšų naudojimo apskaitos posistemiu, patogiu nemokamu įrankiu. Jis apima tręšimo planų sudarymą ir panaudotų trąšų apskaitą. TNAP įrankiu galite sudaryti tręšimo planą, atsižvelgdami į dirvožemio savybes, auginamus augalus, planuojamą derlių, įsikeltus naujausius dirvožemio tyrimus ir kitus veiksnius. Sudarę planą ir patręšę augalus pagal apskaičiuotas optimalias veikliųjų medžiagų, azoto, fosforo ir kalio normas į TNAP, galėsite įvesti trąšų duomenis ir suformuoti ataskaitas. Kviečiame visus ūkininkus ir kitus žemės ūkio veiklos subjektus savarankiškai naudotis šiuo nemokamu įrankiu. Jūs galėsite iš anksto suplanuoti tręšimo darbus, taikyti tikslųjį augalų tręšimo būdą ir taip padidinti auginamą derlių, tausoti dirvožemį, sumažinti išlaidas ir trąšų poveikį aplinkai. Pamirškite popierinius dokumentus. TNAP duomenys saugus ir lengvai pasiekiami. Tvarkykite panaudotų trąšų apskaitą paprasčiau, taupykite laiką ir išlaidas. Renkite tręšimo planus sėkmingam ūkininkavimui. Junkitės prie TNAP adresu paseliai.vic.lt. Jei turite klausimų, skambinkite 05 266 0620 arba rašykite pagalba@zuc.lt. Sekite naujienas Žemės ūkio duomenų centro socialiniuose tinkluose.